Sveiki atvykę į kitą laidą iš kitos perspektyvos. Šiandien turime nuostabų svečią. Tai yra Justukus. Pas mus jis yra netgi moderatorius. Kažkada biškai netgi streamino, bet jau pamirštas reikalas. Jau neatsimenu, kada aš jį mačiau. Labai ten retas buvo dalykas. Bet ką aš iš Justuko labai gerai atsimenu, tai kad jis labai yra mielas žiūrovas. Visą laiką mielai pasisveikina. Ar matėt, kada nemielai pasisveikintų Justukas? Man atrodo, nematėt. Ką dar galėčiau pasakyti, kad jis labai aktyvus. Visą laiką ateina, pasisveikina, būna. Tikrai nepalieka kaip streamerio netėjęs, bent jau net nepasisveikinęs. Būtinai bent jau ateis pasisveikinti, o tada jau gal pabus, gal nepabus, o gal eisiu kartu žaisti su juo. Tai norėčiau pakviesti į ekraną ir mūsų pagrindinė svečia Justuko ir aš atidengiu kamerą. Labas, Justukas. Sveiki. Na, kaip jautiesi? Tam, taip galim sakyti. Yra kažkiek baimė. Aha. Sakau, galim tam sakyti. Tam. Okay. Tai galim ir pradėti nuo pačio pirmo klausimo. Pats pirmas klausimas labai lengvas, labai paprastas. Tai kiek jau laiko žiūri būtent lietuviškus streamerius Twitch'e? Čia labai mąsčiau, nes tiksliai nežinau, gali būt, kad net 8 ar 7 metai. Oho. Kažkur. Tikrai nemažai. Atsimeni, kas vyko prieš 8 metus, ar nelabai? Galėtum papasakoti, kaip atradai tą Twitch'ą iš viso? Ar tu pradėjai žiūrėti gal nuo užsienio, ar iškart į lietuvius iššokai? Čia tiksliai nepasakysiu, nes yra daug variantų. Yra, kad LTU Republic žiūrėdavau per YouTube'ą. Per ten atradau, kad jis Twitch'ą streamina, bet ir buvo, kad man atrodo, brolis pasakė, nes jis labiau yra veteranas Twitch'o, jis ilgiau žiūrėjęs nuo susikūrimo ir irgi mane įtraukė su tais užsieniečių streameriais viską. Tai tiksliai nepasakysiu, ar nuo LTU Republic, ar nuo užsieniečių streamerių. Galima bendrai paimti. Pritraukė Karolis, LTU Republikas ir užsienio streameriai tave žiūrėti būtent Twitch streamerius, nes dabar tai jų tų platformų daug, bet anksčiau to pasirinkimo kaip ir daug ir nebuvo. Grįžtame į dabartinius laikus, tai kiek panašiai laiko skiri streamo žiūrėjimą, ar tu daug skiri, ar tu turi tam laiką pasiskiręs, kiek gali žiūrėti, ir ar tu pavyksta derinti tuos dalykus, nes vis tiek gal studijuoji, dirbi ir panašiai, reikia tą dalyką suderinti, negali visą laiką 24/7 žiūrėti įvairius streamerius. Čia įvairiai. Gali būti pagal nuotaiką irgi, kada esu užsijėmęs, bet būna, galiu skirti tam laiko, kad net visą dienai, galiu skirti net vakarui, galiu ateiti keliom minutėm pasisveikinti, kada galiu. Pavyzdžiui, jeigu aš dirbu, tai dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu tu pajungi streamą, jeigu galiu, aš ateinu nors pasisveikinti, o po to man būna pertraukėlės mini. Ir tada aš ateinu ten kažką pačiatinu su kitais, arba tiesiog pažiūriu per tą pertraukėlę ir einu toliau dirbti, arba fone pasijungiu dirbdamas, jeigu galiu, jeigu tenais pavyksta man. Tai pas mane tas laikotarpis yra įvairus, grinai. Tai realiai tau tas Twitch'o žiūrėjimas, streamerių žiūrėjimas lietuviškų yra kaip tikra pertrauka, pavyzdžiui, padirbi, tikrai nori atsipūsti ir tu įsijungi tos streamerius, pažiūri, atsipunti nuo darbo ir tada vėl eini dirbti. Taip suprantu. Jo. Bet dažniausiai būna, tu žiūri tos streamerius ir su tais streameriais dažniausiai ir žaidi gaunas. Gaunas ir taip. Tai realiai labai artimai bendrauji su streameriais dažnai. Jo. Daug. Galiu taip pasakyti, kad nuėjęs į streamą kažkiek pabendrauji ir po to gaunas, kad susipažįsti su jais, pradedi žaisti ir net off-stream su jais pradedi bendrauti. Galim pasakyti, kaip, pavyzdžiui, su Orbitėlė. Aš pas jį atėjau, padovanojau žaidimą, mes off-stream pradėjom su juo bendrauti viską, susipažinau labiau, Valorantą irgi kviečia, taip ir taip, čia Rastą pradėjom geimint, pasikalbam, čia būna, taip ir taip. Sakau, čia būna su vienais streameriais, kur grinai net off-stream irgi
susidraugauja, naujų pažinčių, galim sakyti, atrandi. Kaip tik norėjau sakyti, va, naujų pažinčių, ne tik būni kaip žiūrovas, bet realiai žaidimų draugas tampi dažnu atveju. Tai kadangi pakalbėjai, minėjai Orbitėlę, minėjai Karolį, tai kokius būtent streamerius šiuo metu žiūri ir kurie yra tavo mėgstamiausia, o gal turi kažkokį vieną mėgiamą, ar turi daug mėgiamų, gal atskleisti šią paslaptį. Oi, čia daug yra tave žiūriu Shy Snowflake, nes su ją irgi dažniausiai tenka Valorantą kapot. Orbitėlę žiūriu, kai jis streamina irgi, nes su juo tenka irgi žaist. Po to OnePixel žiūriu, dėl jo kontento įdomaus, nes jis yra CS:GO streameris, grinai. Jis ir turnyrus ir viską gavas taip, kad mane brolis labai įtraukė ir mes žiūrėdavom, tai būna pasijungi. Po to, man atrodo, ką čia dar... Jau reikia atsiversti sąrašiuką, kur čia tas mano mėgstamiausias streamerių sąrašas. Dar žiūriu Disguised Toastą irgi. Pradėjau neprasiniausiai žiūrėti Ponę Kebabienę irgi iš tų mažesnių streamerių. Irgi taip gavos, kad netyčia užėjau, žiūriu čia Minecraftą ar ką streamina ir galvoju pačiatinsiu ir atradom bendrą ryšį grinai ir tiesiog ėjo mano chatas ir jos, galim sakyti, pokalbis ir taip, grinai vien su kitu. Nu, čia dažniausiai būna su mažais streameriais, kad turi labai daug laiko su streameriu pabendrauti, tai kas yra gerai mažiems streameriams, kad jie gali su žiūrovais labai artimai ir labai daug bendrauti. Aš galiu taip pasakyti, kad buvo vienu tarpu, kur aš nuo lietuviško streamo pabėgau ir aš norėjau kažką naujo. Aš į užsienietiškus eidavau grinai, į mažuosius streamerius, viską ir su jais bendraudavau. Kiek aš prisimenu, čia prieš 3 metus gal kažkur su kanadietė vieną susipažinau ir jos žiauriai community buvo draugiška, viską ir kažkaip išėjo iš kalbos, kad apie Lietuvą pradėjome apie Baltijos šalis kalbėti, net sudominau žiūrovų, sako, koks jūsų tradicinis maistas, ten taip ir taip, pakalbėjau, jiems buvo nuostaba, kad mes valgom blynų su mėsa. Ir man nuostaba buvo, kaip pati ta kanadietė streamerė sako, aš žinau jų maistą taip ir taip, sako, čia jų toks valgis. Sako, pas mus gal nepriimta ir taip, wow. Kur tu, pavyzdžiui, bendrauji su kažkuriais streameriais užsieniečių ir nežino, kur randas Lietuva, o čia iš Kanados žino, kurioj vietoj net. Kad Baltic State mes priklausom viską ir taip, wow buvo. Bet žiūrėk, net garsinį Lietuvos vardą kaip žiūrovas. Jo. Tarptautiniai rinkoj. Netgi kai Kanadas nuėjo žinia, kad Lietuva yra ir mes turime labai skanių patiekalų. Bet graži kanadietė buvo. Galim sakyti graži kanadietė buvo. Aišku, gaila, dabar nebežiūriu kažkaip jos, bet seniau žiauriai žiūrėdavau, žiauriai bendraudavom, grinai. O gal yra dar kažkokių užsienietiškų, nes aš, pavyzdžiui, užsienio tų streamerių nelabai netgi žinau, aš daugiau matai susitelkus į lietuvišką Twitch'ą, galėtum netgi kažką parekomenduoti kitiems, gal kažkas nori pažiūrėti iš užsienio rinkos kažką įdomaus. Jeigu Valoranto, tai Grimas yra, man jo patiko. Ten, ne per seniausiai pradėjau irgi žiūrėti. Kaidai žiūriu irgi būna. Ką dar žiūriu? Coco Beanuts, man atrodo, jis žaidžia Rustą. Tai būna Disguised Toastas, Coco Beanuts, jie dalyvauja Rusto turnyruose ir man... Gerai. Tu buvai sustingęs. Jie man pajudino kablį. Katukas mano. Katukas sako, gana, dabar my time to play. Pasakai apie Rusto turnyrus ir ten apie... Jo,
apie rastą turnyrus, aš pats rastą su draugais, kad žaidžiu viską ir, nu, aš pradėjau ieškoti ir pradėjau žiūrėti, kad, rastų turnyrai yra, vau, čia Disguised Toastas, Kokobi, Insnuts. Ir man patiko, kad Kokobi, Insnuts ne vien rastą, bet ir šiaip būna paleidžia ten video ar pats streamina kaip kažkokius davinius ten apžiūrinėja, ten tą ir tą, nu, man tas įdomu yra. Tai įvairaus kontento paduoda. Jo, įvairaus kontento, grinai. Tai va, jeigu norėsit kažką pažiūrėti naujo, būtent iš užsienio rinkos, tai va, Justukas jums rekomenduoja. O dabar galime prieiti prie kito klausimo. Labai siesis tie klausimai su praeitu, mes jau daug ką apšnekėjom, tiksliau daug ką tu papasakai, bet gal dabar išsigryninsim tuos dalykus. Yra dar tų streamerių, kuriuos kažkada žiūrėjai, bet dabar nebežiūri, ir yra, kurių nelabai žiūrėjai, bet dabar labai žiūri. Galiu pasakyti taip, kad Helderį labai seniau būdavo, kad žiūrėdavau, po to nežiūrėjau ir dabar vėl kažkodėl pradėjau žiūrėti. Aha. Su Godutė irgi tas pats. Po to, ką aš nebežiūriu, man atrodo, nebežiūriu Liutuko normaliai. Nežinau, manęs seniau žiūrėdavau, bet kažkodėl nebetraukė kontentas. Jo. Daug užsieniečių streamerių nebežiūriu. Nu, kanadietė atkrito. Kanadietė atkrito. Po to nežinau, ką čia dar nebežiūriu. Average Jonas tenais irgi kažkaip nebežiūriu. Jo, neseniau būdavo, žiūrėdavai ten taip ir taip. Gal labiau susitelkiai dabar į lietuvių streamerius ir tiesiog tą užsienį biškį padėjai į šoną ir daugiau dabar susitelkiai ties lietuvių streameriais. Tu biškį pažiūrėk tą katuką, parodys katuką man visas vietą, Reikėjo apsivilk šviesų megztinį, dabar katinas susilieja kaip chameleonas. Nematom normaliai katuko. Piktas katukas, kur tu bėgi, Piktas, kad. O, turėtų nebelūžt Discordas dabar. Nenori. Atsisėda. Ramus sėdi. Turėtų gal nebelūžt. Jeigu nesugalvos kažko pridirbti. Du žodžiu, jeigu grįžtam prie temos, tai atitraukiai tuos tikriausiai užsienio streamerius ir daugiau susitelki į lietuvišką Twitch'ą, ar ne? Jo, galim sakyti, aišku, daugumą atmečiau, galim sakyti, LTU Republic labai pradėjau mažai žiūrėti, nežinau, man asmeniškai gal tas pats per tą patį maždaug buvo ir man... Ne kaip seniau, man nežinau, kažkaip netraukia kontas. Ateini kartais pažiūrėti. Aišku, dėl tų turnyrų irgi žiūrėjau, viską buvo įdomu, bet nežinau, dabar ateini, pasisveikini ir viskas. Supratau. Ir prie to pačio dar toks klausimėlis, koks tavo bendras požiūris į dabartinę tą streamerių ir žiūrovų bendruomenę. Ar jį pasikeitė į gerą, į blogą, vis tiek 8 metus žiūri, čia labai ilgas laiko tarpas, tu realiai netgi gali palyginti, kaip būdavo anksčiau ir kaip yra dabar, ir ar yra geriau, blogiau, tiesiog papasakok, kaip tu pats galvoji. Gal kažkiek yra geriau, man rodos, kiek aš prisimenu seniau, ten būdavo, kad viens ant kito varo, ten taip ir taip, žiūrovai irgi ateina tenais varant, dabar kažkaip apmažėjo tas, tą pastebėjau. Pasidarė gal tokie tolerantiški daugiau vieni kitiems ir mažiau tų pykčių? Kažkiek tolerantiški, aišku, kai kurie streameriai, vis tiek, tos naudoja žargoniškus žodžius, viską, kur gal kai kurie nauji žiūrovai ateitų į streamą ir galvotų, čia Morozas, čia taip ir taip, o gal jo čia kontentas yra toks, grinai. Kiek aš žinau, atsirado daug naujų streamerių, visi nori bandyti, visi taip ir gaunas, kai kurie išlieka rinkoj, kai kurie neišlieka rinkoj, tai įvairiai taip. Jo, dabar,
kadangi dabar labai paprasta streamint, anksčiau taip nebūdavo, kad labai paprasta, ne visi turėjo tuos geresnius kompiuterius ir nelabai išgalėjo juos nusipirkti, dabar atsivėrė didesnės durys ir lengviau tuos streamus kurti ir gal dėl to daugiau bando. Šiaip iš tikrųjų aš pati net nežinau, kodėl jų tiek daug, o gal pamatė, kad čia labai lengva tai daryti. Ne. Pasakysiu taip, kai kuriems yra žmonėm taip, kad jie galvoja, kad yra lengvi pinigai. Lengvi pinigai sėdi, va, čia doneitus gaunu, čia taip ir taip, čia davai aš irgi pabandysiu, davai ten kažką padarysiu kontentą, taip ir taip, gal man išeis ir nesigauna. Ir nesigauna. Nes nesudomina, arba nėra charizmatiškas žmogus, arba ten tiesiog pasijungia žaidimą ir sėdi ir niekas nebendrauja. Arba tiesiog būna pasileidžia streamą, masto, čia oi, pradės eiti žiūrovai taip ir žiūri keli žiūrovai. Čia galim palyginti, man atrodo, kai senas ar kas, nežinau, kažkas iš užsieniečių tų didžiausių turėjo labai mažai žiūrovų ir jie metus iš metus streamino, kol jie dirbo ir pasiekė aukso piką, kur dabar šimtais tūkstančių eina žiūrovų pas juos. Tai reikia su tuo dirbti, reikia būti charizmatišku, reikia sudominti žiūrovą, pasirinkti taip, kad ir žiūrovai būtų įdomu, kad ir tau būtų įdomu pačiam savo nišą, ką tu nori daryti. Tai va, pasakyk savo nuomonę, tai dabar vienu žodžiu. Ar dabar streamerių bendruomenė yra achuiena ar nelabai? Čia galim sakyti įvairi. Gerai. Kur tu pažiūrėsi. Gerai, žiūrovų bendruomenė. Geresnė ar blogesnė? Gal iš dalies geresnė. Kažkiek, bet yra tokių išlenda pavyzdžių žmonių, kur vis tiek ateina, ant tavęs stumia, taip ir taip, arba tiesiog susišviečia ir nesąmonės pradeda rašyti. Tai irgi įvairiai ir šito nepakeisim niekada. Šito ne. Ir bus visą laiką. Visą laiką bus. Bus gerų žmonių, bus blogų žmonių. Reikia traukti tik svarbiausia gerų žmonės, blogus reikia atstumti. Tai žodžiu, labai čia daug visko papasakai, bet dabar labai svarbus klausimas. Taigi, koks tavo būtų idealus streameris? Kaip tu įsivaizduoji idealų streamerį, kurį įsijungi ir žiūrėtum 24/7, nes taip įdomu, aišku, tiek nežiūrėsi, bet taip idealus, kaip sakoma, tobulas, idealus. Aš tu dabar kalbu, nes kad tu pagalvotum, koks galėtų būti ir tada galėsi tu man atsakyti. Idealus streameris, tai buvau minėjęs, kad charizmatiškas turi būti. Bendraut su savo auditorija, grinai, sudomint auditoriją. Gal pasakyčiau taip, kad, iš dalies kamerą reikėtų, iš dalies ne. Yra tokių streamerių, kur be kameros jie irgi sudomina, bet yra tokių streamerių, kur reikia jiems būtinai kameros. Nes gal jie gestų kalba ten kažką taip ir taip padaro, ar kažką pamato, tenais žiūrovai pamato jokingo kažkas kadre, ar taip irgi sudomina, užkabina tą žiūrovą. Ką aš dar pasakyčiau, dabar mąstau. Mąstau. Bet gal tai yra viskas, ar dar kažko, matai, kai tu mąstai jau tada galvoji, ką jau norėjai pasakyti, jau pasakėjai, kas yra tau atrodo, man atrodo, kad tu sakai tai, kas yra svarbiausia tau. Kad būtų idealus streamas. O visi kitas dalykai, man atrodo, tik yra detalės, žinai. Jo, detalės, pavyzdžiui, gali vieniems būti, pavyzdžiui, įdomu Valorantą žiūrėti, kitiems ten supermarketą, ir pats streameris pats pasirinka, ką jis nori streaminti. Net būna kai kurie streameriai grinai gal ten pažais tą supermarketą, eis Valorantą, eis Borderlandsus, po biškį, o gal kiti tik Valorantą varys ir ir gal žiūrovams patiks vien kontentas Valoranto arba įvairus kontentas grinai. Tai čia irgi nežinau, gal man labiau įvairus patinka, pagal nuotaiką priklauso, aišku. Būna taip, kad tik nori vieną žaidimą, bet ir būna, kad gal ir tas nusibosta žaidimas, tau reikia kažką įvairaus, kad tave sudomintų, įtrauktų į tą žiūrėjimą, kad nebūtų taip, kad ateina žiūrovas, tenais, vėl
Valorantą gamina, kaip Gaspadorius O sako. ne. O ne, ir vėl tas Valorantas. Ir gal Gaspadorius išeina. Tiesiog. Ne, nežiūrėsiu Valoranto. Nežiūrėsiu. So. Kur tas mano supermarketas, man ten įdomiau buvo. Jo, tai va, kadangi prieėjai prie Gaspadorius irgi yra žiūrovas, tai gal jis nėra naujas žiūrovas, bet aplamai kalbant ne tik apie Gaspadorių, tai ką tu patartum naujiems žiūrovams, kurie ateina, pavyzdžiui, pirmą kartą, ateina į Twitch arba pirmą kartą ateina pas streamerį Twitch'ą ir ką tu jiems galėtum patarti ir ko jie turėtų tikėtis iš streamerio ir kaip jie turėtų, nežinau, bendrauti, kalbėti, ar gali bele ką šnekėti, ar turi pagarbiai su streameriu. Nu, tiesiog, kokie tavo būtų patarimai, kaip sakoma. Kokie patarimai? Turėtų pagarbiai šnekėti. Pirmas dalykas, netėjęs ten iškeik streamerio viską, nes iš karto tokį jo kitoks požiūris. Ir po to galim sakyti, kad pavyzdžiui, jeigu tenais, šiaip ant prikolo ten kartais streameriai ten savo žiūrovus durniukais išvadina, ten dar visaip. Negali būti. Kad nebūtų taip, kad ateina naujas žiūrovas ir sako, jūs mano durniukai esate. Ir jis, aš ne durniukas, taip ir taip įsižinu, kad grinai suprastų tą, kad va, čia yra kontentas grinai. Humoras. Humoras, pažiūrėtų ilgiau, taip ir taip. Aš tą ir darau. Ateinu pas naujus streamerius, aš iš karto jų nepafollovinsiu, aš galiu man kokias 5 minutės dzingt. Ir pafollovinsiu, man įdomus kontent. Gali ir praeit pusę valandos, gali ir valandą praeit, kol aš kažką atrasiu, kažką įdomaus, taip ir aš gal po kurio laiko parašysiu į chatą, grinai, kad sveiki, taip ir pradėsiu chatin. Arba, būna protestuoja, grinai, irgi streameriai, kad žiūri, sėdi beveik vienas, nieko, ten bando kažką kalbėti, ateini į streamą, pradedi kažką kalbėti, visko, žiūriu, vau, įdomu su juo bendrauti, čia turi kitokį pasaulėžiūros požiūrį, taip ir taip, grinai, tai pafollovinsiu ir viskas. Ir dar pasiužeisiu, dar su juo pabendrausiu, gal off-stream pabendrausim, taip ir taip. Nu va, išgirdot patarimus, manau, tai pasinaudokite jais. Galite netgi imti Justukus praktiką, kaip jis atsirenka, ką žiūrėti. Tai irgi yra vienas iš būdų. Einant link tolimesnių klausimų, tai aš jau minėjau pačioj pokalbio pradžioje, kad esi moderatorius pas mane, didysis moderiukas. Tai bet tu, man atrodo, gal esi ne vien pas mane moderatorius, tai gal gali papasakoti, pas ką dar esi, kam dar padedi moderuoti. Ir šiaip kaip pati tu įsivaizduoji moderatoriaus darbą, ką jis turėtų daryti ir, pavyzdžiui, papasakoti žiūrovams, kurie nėra iš vis dirbę su tokiu dalyku kaip moderatorius streame. Dabar mąstau, pas Liutuką esu moderatorius, bet pas jį kažkaip neateinu. Pas Monty esu moderatorius, mano pažįstama grinai. Pas tave esu moderatorius ir dar kažkur, nepamenu, dar kažkur buvau, mamai. Dar kažkur irgi. Jis ten nedirba. Bet pas tave dirbu ir pas Monty dirbu, grinai, prižiūriu tvarką. Ir grinai, moderatorius, ką turi būti draugiškas su visais, pasisveikinti, grinai, priimti naujus žiūrovus ir dabartinius žiūrovus, padėti pačiam streameriui, kad žaidimus pakeistų ar dar kažką, ar kartu ten kokį renginį kuria, kad visi moderatoriai subjektų bendruomenė viską, kad pagelbėtų grinai, kad pavyzdžiui, su Monty buvo, jį nepersniausiai pradėjo streamint, grinai taip ir taip, sako, normaliai nežinau, kaip čia ką padaryti, sakau, einam į bendrą pokalbį, sakau, padėsiu tau viską, sako, padėjai, tai pasakiau jai taip ir taip, sako, gausi moderatorių. Sako, prižiūrėsi tvarką, pamokinsi mano vaikiną, kaip dirbti, grinai. Realiai kaip moderatorių vadovas, kur kitus moderatorius gali apmokyti, kaip dirbti. Nice. Tai taip ir įsivaizduoji moderatorių darbą. Jo.
Ok, tai jeigu norėsit kažkas būti moderatoriais, tai gali kaip pas jūs tokius, gali tai pas tave kreiptis, ar nelabai, ar neprievi. Gali kreiptis. Darys apmokymus 150 eurų valą. Maždaug. Gal susitarsim savikainą. Aišku, aš pusiau pasiekiamas būsiu, bet nesijaudinkit. Po dienos atrašysiu, gal po 2. Žodžiu, iki 3 darbo dienų atsakysiu jūsų klausimus. Bet vis tiek 100 spamą. Bet jeigu būsit labai geri, tai už savikainą sakė. Nu, gal pritaikysim dar su komamulė, kažką susitarsim viską. Šiaip labai fainas tavo padelis. Aš turiu mirtininko padelį, tu kačiuko padelį. Aš šitą padelį... Ne, jo, lemūras. Aš šitą padelį gavau iš draugės darbe, jį išeidinėjo ir paliko kaip dovanų, grinai. Labai fainas. Aš kadangi mėgstu tokius figūrus, tai aš labai atkreipiu dėmesį. Gerai, bet grįžtame prie temos, tai... Realiai prieš paskutinis klausimas, mes labai greit perbėgom, tu labai puikiai atsakinėjasi, labai puikus pašnekovas. Tai pakalbam apie pinigus. Čia svarbiausias streamerio dalykas - pinigai. Tai pakalbam apie pinigus. Tai koks tavo požiūris į paramą streameriams? Gal pradėkim nuo to. Mes šiandien kaip tik su broliu diskutavo apie tai. Mano vienoks požiūris buvo, jo kitoks, sakau, koks tavo požiūris, kad donatint viską taip ir taip. Tu galvoji, dirbt, sako. Ir viso. Sako, aš vieną kartą buvau, sako. Pagiftinę subą, sako, man pagiftina ir sako, aš du pagiftinau, kad parodyčiau pagarbą, grinai, jo community. Grinai, bet sako, aš tai nedareitinu. O iš mano pusės, tai grinai, gal kai kuriems streameriams, galiu tai pasakyti, reikia atsirinkti gerai streamerių žiūrėti, kurie tiesiog for fun kuria ir tiesiog jiems reikia naujos aparatūros, bet jie negali išgalėti ten, pavyzdžiui, 12 valandų dirba ten per parą ir bando ir nesusitaupo jiems, ten būtų nuomos, brangiai maistas, viską, kad padėtų į community, padaryti geresnį kontentą, viską, kad kamerą nusipirkti ar dar kažką, tai aš už tai. Aišku, jeigu nori, grinai, tavęs nespaudžia, nes esu vieną mymą matęs, kur tiesiog 5 eurus įmetė kažkokiai streameriai, taip ir sako, o jėtų, jūs čia man 5 eurus, čia daugiau reikėtų, taip ir taip. O vienas, grinai, vaikinukas streamino, ten pjovė lentas, darė viską, jam įmetė 10 eurų, sako, net nereikėjo, sako, aš tiesiog dėl savęs streaminu, dėl savęs, sako, viską, čia dar man patinka su žiūrovais pabendau, sako, man nereikia, aš tau galiu pagražinti ir viskas. Ok, bet nėra taip, kad kai kurie, aišku, kurie streamina dėl savęs, dėl for fun, tai yra vienas dalykas, o kurie dirba vien streaminimu? Jo, yra taip, kad jų darbas yra taip, ir jie tada ir daugiau, galim sakyti, įdeda to kontento, to dirba viską ties tuo, kad sudomintų, pavyzdžiui, su užsieniečių streameriais tenais jie reality show kūrė taip ir taip, tenais jie savo streamus daro čia su Batonus, kai Senas, man atrodo, buvo su Batonus čia darė, nes jis po biškį kilo. Kaip minėjau, tenais celebrity buvo atsivedę viską, taip ir taip. Grinai kontentas vyksta ir žmonėm įdomu. Daugiau gali skirti laiko. Jo, daugiau gali skirti laiko ir gal ir padoneitins. Aišku, pavyzdžiui, kai kurie streameriai pastebėjau, pavyzdžiui, Pastenzą. Į chatą, jeigu nori rašyti, turi būtinai subscriberis būti. Apeidinėja sistemą, kad turi pasubinti ir tada tik. Bet gal dėl to, kad labai daug žmonių jį žiūri ir tiesiog, kad atsirinktų. Nes yra jau tas momentas, kai tu tiesiog, tiesiog praktiškai nebespėsi atsakyti visą chatą ir tu tiesiog realiai prasivalai. Čia jau yra tas dalykas, bet aš nesuprasčiau, jeigu koks mažas streameris būtų, žiūri gal kokių 10 žmonių ir užsidėtų, kad tik tai subscriberiai. Tada būtų biški nelogiška, žinai, nes tau kaip tik reikia kuo daugiau žmonių, kad žiūrėtų ir rašytų, kai pas tave taip nerašo, bet kai ten tūkstančiai žiūri, tai faktas, kad tu neatsakysi kiekvienam. Tai čia tiesiog, man atrodo, marketingo triukas tiesiog ir šiaip
kaip pasakyti, kad labiau spėtų atsakyti žmonėms į chatą. Ir kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra labiau yra subscriberiai, donatoriai ir panašiai. Manau, sutiksi su tuo. Jo, tiksiu, 100%. Aišku, ir gerai būtų subscriberiui, gauni visokių emocijų padėt. Emoji padėt? Nes aš renku emocijų gražius, ateini pas kažkurias streamerius, žiūriu, o gražus emocijų pakiptinsi subą. Nice. Faina, tai šiaip pats remi tam tikrus streamerius. Jo, aišku, ir pavyzdžiui turiu Amazon Prime, tai aš tą pačiam streameriui nedėsiu, kažką aš atsirinksiu, arba kas būna taip, kas pirmą streamina pas mane listę, tam ir duosiu, arba būna taip, kad ateinu pas vieną, šitą pasijungiam, šitą, nu dabar konkuruoju, kuris geriau, tai gerai, šitam šį mėnesį duosim Prime. Nu, stengiuosi, kad skirtingai būtų, bet kad ir tas nebūtų nuskriaustas, ir tas nebūtų nuskriaustas. Ok, kai tu nori, pavyzdžiui, padoneitinti, ne, kažkokiam streameriui, ar tau yra svarbu donationo golas, koks yra uždėtas? Vieni dedas ten tipo aparatūrą, kaip sakyti, ten, pavyzdžiui, ausinės mikrofonai, dar kažkas, kiti dedas nuoma, maistas, kebabas, kiti dedas kažkokiam kontentui, ketvirti dar kažkam dedat. Ar tau yra svarbus? Tipo, tau lemia sprendimą, kad tu doneitinsi, ar ne? Kartais jo, kartais ne. Nes būna tokie donationai, kur įdomus. Pala, aš dabar mąstau, kažkuriam stream'e buvo ar ant alaus nuvaryt su hebra ir taip, galvoju, iš širdies Siderisas parašė, reikia šitam padoneiti, ant alaus. Nuoširdžiai, ant alaus reikėjo. Ant alaus. Negalėjo nusipirkti su hebra, pritrūko centukų, čia viską išsimokėjo, čia reikia būdami. Būna tokia, kur, ant aparatūros suteik žmogui viską, pavyzdžiui, kam aš buvau, dabar mąstau, Pakrito vieną streamerę. Pakrito streamerę. Parkrito. Eimantė. Eimantėlė. Jo, Eimantėlė rinko ant kompo ir grinai visą hebrą, aš tenais irgi doneitinau viską ir, jei tiek laimės buvo, Čistovas padėkojo net nes norėjo mes ir sakau, čia paskutinį doneitinau kokį 20 ar ten 30 eurų įmečiau. Ir, buvo smagu, kad žmogui laimės pridėjai, tiek tau smagu, tiek galės kažką naujo kurt, kažką geresnio kontento, nes pas ją jau ten buvo kompas ant vaizduškė su lepnonkė buvo priklijuota, kur tenai sėdėjom ir galvojom, kada kompas nusproks. Ant išlikimo ribos jau kabėjo kompiuteris. Ir taip jau gaila buvo ir sakau, reikia padoneitin, davai čia matau visi jau metinėje, davai aš irgi čia pabandysim. Fainai, kad pradžiugini. Ir šiaip man atrodo, natūralu, kad kai streameris gauna kažkokią paramą, kad jis džiaugiasi tą paramą, nes, ne visi ją ir gauna, ne visi tikrai streameriai. Ten dažniausiai džiaugiasi, kai tą 1 eurą nors gauna. Bet būna, kurie jau ten didesni tie streameriai, arba jau jų maži streameriai, bet jų ego aukštas, jie 1 eurą gavę, ten nieko tau neatsakys. Nebent daugiau euras, bet 20 eurų aš tau nieko nesakysiu. Gal net daugiau, gal pydisas. Ne, reikia jau už kiekvieną eurą dėkoti, už kiekvieną. Jo, už kiekvieną reikia. Nes, žinai, gal tu gali, pavyzdžiui, kaip sakyti, ten 20-30, kitas gali tik tai eurą, žinai, kiekvienų, kaip sakome, biudžetas yra skirtingas ir kiek kas gali, tiek ir kas. Iš vis reikia džiaugtis, kad iš vis doneitina, nes, kaip sakei, jūs šiandien diskutavot, šiandien ar vakar diskutavot? Šiandien, mes kaip tik dirbom lauke ir atsidariau klausimus ir diktuoju klausimus ir sakau, ką žiūrit, Twitch'e gero, kiek laiko praleidęs po to, doneitin svarbu, nesvarbu. Tai va, ir pavyzdžiui, sakė, kad iš vis eikit dirb, žinai. Čia jam skaitos nedarbas, žinai. Kitam gal tai yra labai svarbus dalykas. Jo. Tai čia, žinai, jau atkrenta dalis žmonių, kurie tikrai nedoneitin, žinai. Tai va.
Realiai liko tik paskutinis klausimas, Justukai. Jau beveik pabaiga. Paskutinis, labai svarbus klausimas, pats svarbiausias. Ar tau patiko šis pokalbis? Taip, patiko. Patiko. Tai 100%. 100%. Tai noriu iškart iš pradžių tokį ilgą outro įžanginį pasakymėlį. Tai ačiū labai Justukus, kad sutikai dalyvauti šiame pokalbyje. Kad nepabūgai, neįsigandai ir su kamera. Jo, aš galiu pasakyti, kaip buvo pradžiai, kai tu parašėjai. Davai. Aš arba buvau panaktinės, arba aš geiminau naktį ir grinai, aš atsikėliau miegantis, žiūriu į telefoną, Sofija atrašė, ką čia jau atrašė, pasižiūriu į kažkokią laidą, ką? Tada padėjau ragelį, užmigau, kokia ta laida, Apie ką tai šneka? Apie ką? Po to prasičiūkinu, atsikėliu, po to galvoju, valgau. Ką ten Sofija rašė, reikia prašė. Aha. Ai, laida. Okei, aš toks nuostaba. Mane? Ką? Taip, tave. Dėl ko mane? Nes buvo, kad, man atrodo, kažką aš YouTube'ai žiūrėjau, ar Justinos, ar nežinau tiksliai kieno pokalbį ir buvo taip važiuoju mašinoj, tu paklausi pašnekovo ir aš automatiškai atsakinėjau ir man buvo įdomu ir aš irgi norėjau sudalyvauti tame pokalbį kaip ir savo perspektyvas, ką aš atsakyčiau. Tai va, ir turėjai progą. Puikia proga. Pavyko. Net nereikėjo stengtis, pati pakviečiau. Tiesiog labai atrodė tinkamas, žinau, kad tikrai pašnekėsi, nes faktas, reikia atsirinkti tinkamus žmonės, kad jie turėtų savo nuomonę. Aš žinau, kad tu turi savo nuomonę, tu labai esi šaunus berniukas. Ir labai fainas ir visa kita, ir šaunus moderatorius, kad ir ne visą streamą būni, bet tikrai visą laiką nepamiršti ir ateini. Tai man buvo svarbu pakalbinti ir tave iš žiūrovo pusės ir kitiem gal buvo įdomu. Labai ačiū už tai, kad sutikai, kad atėjai. Metas atsisveikinti. Dėkui tau labai, kad pakvietei mane, taip nustebinai. Dėkui, kad tokius klausimus uždavei, kur man jau prieš pokalbį šitą mes kalbėjom, kur aš gavau klausimus, man į darbą reikia varyti ir aš dirbu ir mąstau, kaip čia atsakyčiau. Vieną dieną vienaip atsakau, kitą dieną dar kitaip ir taip kasdieną mąstau, kol galiausiai irgi prieš streamą irgi dar vienaip sumąsčiau, dabar dar kitaip sumąsčiau sakydama. Tai gan smagu buvo. Ir savo galėjai atsakyti tos pačius klausimus. Tai ką, ačiū tau labai, ačiū, kad žiūrėjote šitą iki pat galo, ačiū. Mes su Justukus jums mojuojame iki kito karto, jeigu kada pasmatysime čia. Aja!